Sveiki visi. Šiandien mes išpakuosim Lilo šulinio siurbliuką. Lilo Extract. Yra variantai pasiubimas per visą perimetrą, pasiubimas per pasiubimo antgalį, išpakavimas ir pažiūrėsim tiekimo komplektaciją. Tai į tiekimo komplektaciją savaime aišku eina pats siurblys. Prie siurblio yra primontuotas elektros maitinimo kabelis 10 metrų ilgio su kištuku gale jungimui į rozetę. Pats siurblys turi integruotą valdiklį viduj, tai papildomai nieko montuoti nereikia. Jungiam vamzdyną, jungiam į elektros tinklą ir siurblys pumpuoja. Siurblį galima naudoti pumpuoti švariam vandeniui iš bet kokių vandens telkinių, rezervuarų, šulinių ir panašiai. Tai ir standartiniai šuliniai prie namų, ir kažkokie lietaus vandens rezervuarai, ir ežeras, kūdra, bet kas, kur yra švarus vanduo. Aišku, svarbiausia yra užtikrinti, kad vanduo, kurį siurblys pasisiurbė, pumpuoja, būtų švarus, be smėliuko, be kitokių nešmenų. Dėl to būtina labai atsižvelgti su montavimo padėtį, kad nebūtų per giliai įleista, nepumpuotų tų nešvarių dalykų. Taip, tai kaip sakiau, siurblys turi integruotą valdymą viduj. Valdymas labai paprastas. Kai atsisukam kraną, nukrenta slėgis. Ir šitoje vietoje, kai nukrenta slėgis iki 1,5 baro, siurblys įsijungia. Tiesiog įsijungia. Kai visų kranus užsukam, vartojimo nebėra, siurblys tada išsijungia. Viskas labai paprasta ir nesudėtinga. Taip, tai dabar mes su jumis pažiūrėsim, kaip realybėje atrodo tas valdymo principas, kai siurblys įsijungia, kai nukrenta slėgis prie siurblio ir išsijungia, kai vartojimo nebėra. Tai pačioj pradžioj, kai atsuksit kraną, slėgis mažėja. Taip, mažėja po biškį slėgis, mažėja. Viskas, siurblys įsijungęs ir dabar jisai pumpuoja. Dabar visą laiką pumpuos, nesmė kiek laiko jūs leisit vandenį, siurblys neišsijungs ir turėsit visą laiką pastovų slėgį, nebent kažkas šalimais įjungs kitą kraną, tada slėgis truputį pasikoreguos, bet ir toliau bus vėl pastovus slėgis. Jeigu trumpam išjungsit vandenį ir vėl įjungsit, siurblys neišsijungia, jisai yra uždelsimas programuotas siurblyje, kad jisai išsijungia su uždelsimu ir dėl to tas greitas išjungimas nedaro to reikalo, kad vėl reikia laukti, tada atsiras slėgis iš krano. Noriu atkreipti dėmesį, kad čia, kur mes darom šitą testą, vamzdyno ilgis nuo šulinio iki krano yra beveik 100 metrų, apie 90 plius minus kažkur tai. Tai iš tikrųjų ilgas vamzdžio ilgis. Realiai tai standartiškai šuliniai būna ženkliai arčiau prie namo. 10 metrų, 20 metrų. Dėl to tas laikas, kurį mes čia turėjom, kol įsijungs siurblys, toks gaunasi truputį gal ir ilgesnis, kokios 5 sekundės, tikriausiai mes palaukiam. Realiai, tai jeigu arčiau, tai būtų 2 sekundės kažkur tai. Pirminiam tam įsijungimui ir paskui jau viskas veikia puikiai ir gražiai. Pats siurblys turi dar integruotas apsaugas. Viena apsauga yra nuo sausos jėgos, esminė apsauga vandens tiekimo siurbliui. Tai kai šuliny dingsta vanduo, viduje automatika pajaučia, kad vandens nėra ir siurblys yra išjungiamas. Ir taip pat yra šiluminė apsauga varikliai. Jeigu per aukšta variklio temperatūra, siurblys irgi yra atjungiamas. Taip, į tiekimo komplektaciją taip pat eina iškėlimo ar panardinimo lynas, kaip jau čia pavadinsi, nailoninis, 10 metrų irgi užsikabinam ir galim palaikyti siurblį tam tikram lygiai šuliny. Ir, aišku, instrukcija naudojimo ir EC deklaracija, CE deklaracija, kad gaminys atitinka ES normas. Instrukcijoje pirmam
paveikslėlį. Pirmam puslapį yra labai aiškus ir informatyvus paveikslėliai. Ir labai norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad niekur instrukcijos paveikslėliuose nerodoma, kad siurbliui reikalingas atbulinis vožtuvas. Tiesiog jungiamas vamzdynas ir viskas. Taigi siurblys turi integruotą atbulinį vožtuvą ir mes nerekomenduojam jokio papildomo atbulinio vožtuvo montuoti. Matot, sumontavimo būdai gali būti du, kai pasiurbimas per visą perimetro plotą, tai tiesiog nuleidžiam siurblį, kai turim pasisiurbimo antgalį, tai galim uždėti žarną, filtrą, plūdurą, kad iš švaraus vandens būtų pumpuojamas, iš švarios vietos būtų pumpuojamas vanduo. Ir C atitikties deklaracija.